Pažymėkite reiškinį, kurio reikšmė lygi štai tokio reiškinio reikšmiai. Atsiprašau, vėl čia truputėlį prastai matosi, tai aš persirašysiu. 6 sveiki 1/4, pakeltą laipsnių rodiklį 1/3, kart 3 laipsnių 1/2. Tiesiog taikom laipsnių savybės. Mes žinom, kad keliant laipsnį laipsnių rodiklius sudauginam. Tai čia bus 6 ir mums reikia 1/4 padauginti iš 1/3. Tai bus 1/12 kart 3 pakelta 1/2. Dabar nieko negalim daryti su tais laipsniais. Kodėl? Ir rodikliai skirtingi, ir pagrindai skirtingi. Mes neturim tokių savybių. Mums būtinai turi būti arba pagrindai vienodi, arba rodikliai vienodi. Bet gerai pažiūrėjus, aš galiu pamatyti, kad 6 tai yra 2 kart 3. Tai aš jeigu vietoj 6 parašysiu 2 kart 3, pakelta 1/12 ir tada padauginta iš 3 1/2, lygu, tai čia dabar pagal savybę bus ir 2 pakelta 1/12 ir 3 pakelta 1/12. Ir dar padauginta iš 3 pakeltų 1/2. Lygu. 2 pakelta 1/12 taip ir persirašym, taip ir lieka. Na, o čia mums reikia tiesiog laipsnių rodiklius sudėti. Bus 3 laipsnėje ir prie 1/12 turiu pridėti 1/2. Bendra vardiklių dauginu iš 6 bus 7/12. 3 laipsniai 7/12. Paieškau tokio atsakymo, 2 laipsnėje 1/12, kažkur tai turi būti va čia, o 3 laipsnėje 7/12. Radau, išsprendžiau.